Dabar norėtume pasiūlyti keletą naujovių iš rudenėjančio Viktoro Pranckiečiaus sodo. Tai ponia Viktorai, ką mes čia turim, kokie tai egzotiniai medeliai yra? Ta naujovė yra labai sena, tik tai, kad iš naujo gal pradėjom skiepyti čia prieš kokią porą metų. Tai yra tai, ką žmonės vadina rojinė obelis. Iš tikrųjų yra slyvalapė obelis, jeigu botaniškai, bet oboliukai vis tiek tie gaunasi rojinės obels. Jie gali būti įvairesni, nebūtinai vien tokie tamsus, jau jie dabar yra šiek tiek pernokę, jų laikas jau pasibaigęs, bet dar nenubirėjo, ačiū Dievui, jūs matot ir žmonės gali pamatyti. Jų turbūt klausit ir kam naudojame, ne? Tai įdomu. Močiutės kišdavo į antis kepdamos ir per kitą galą ir šiaip papuošalam ir kompotam galbūt, bet vis tik tai, žinot, kaip sakoma, ne vien duona sotus, tai gal ir sode jau turėtumėt paskirti vietos ne tik tai tam, kas yra labai naudinga ir valgoma, bet tam ir kas gražu. O kad gražu, tai turbūt iš arti pažiūrėjus labai gerai matosi. Kiek metų šiai obelaitė ir kiek dar jinai turėtų augti? Šita obelaitė jau yra užaugus, jai yra jau 2 metai. Yra 2 vasaros jai yra ir pirmą vasarą jinai nežydė, aišku, antrą vasarą jau ant to pirmamečio stievo ir va čia tos, kur buvo visos, dėl to vaisiukai yra visi ant stiebelio, nes pernai buvo nesišakojęs medelis. Ir antrais metais jau jisai dera. Aišku, tai priklausė nuo poskiepio. Poskiepis yra duotas labai žema ūgis, jis paskatina ją daug anksčiau derėti. Tai žinoma, tokia obelis yra kiek ir dėl buities ir žinoma, didžiąją dalimi yra dėl dekoratyvumo naudojama. Taip, dėl dekoratyvumo taip. O dėl buities tai žinoma, kad ją, jeigu nesunaudos žmogus, sunaudos paukščiai. Ir štai dar vienas medelis, kurio vaisiai man tai greičiau primena slyvas ir labai gundančiai atrodo. Ką mes čia turime? Dar labiau gal primintų vyšnės, bet jūs jau pamiršot, kaip vyšnės atrodė, nes jau senokai buvo. Tai yra uoginė obelis ir irgi yra tik tai dekoratyvumui ir jos visiškai nenaudojam maistui. Šitiegi iš Australijos jį buvo kažkada tai gauta, docentas paukštėm žinatlis jau prieš 25 metus numiręs yra, bet tai buvo jo pastangom gauti šitos sėklos iš Australijos ir kada australiečiai čia jas atpažino, jie pavadino vyno obuoliais, wine apples ir sakė, kad labai gerai rūksta vynas, mes patikrinam, tikrai taip yra. O šiaip labai jais mėgaujasi paukščiai iki pat šalčių ir iki pat naujų metų. Žodžiu, tol, kol yra, tol paukščiai juos ir lesa, kada nebeturi kito maisto. O kaip maistui jo turbūt nesakytume auginti, bet dėl grožio būtų galima ir jis toks, žinot, mažiukas gražus ir ilgai gražus. Ir jis anksti prasidėjo, anksti atsirado ir ilgai išliko iki dabar ir bus nukritę lapai ir jis vis tiek bus toks pat. Vėlgi klausimas, kokio aukščio užauga ir kiek čia metų jau yra šiam medeliui? Šitam medeliui taip pat yra 2 metai ir kada numes lapus jis bus jau 2 metais, o dabar, 2 metai ir jau dera, tai taip kaip ir aną rodėm, taip ir šitas jie, tai priklauso labiau nuo poskiepio, bet galima aišku būtų skiepyti ir į augesnį, į didesnį, kad užauginti didesnį tą medį, galima skiepyti į vainiką, į šakas norint, bet kai atskira medelį, tai žinoma, kad turime duoti savo šaknis ir savo poskiepį. Pradeda derėti ir būti gražus greitai. Tai vėlgi iš tiesų labai tinka sodybos papuošimui ir tarkim savo sodo paįvairinimui. Aš net nežinočiau, kokią vietą reikėtų jiem rekomenduoti, man jis visur gražus, tai žinot, matyt, kad dizaineriai turės pritaikyti jį kaip tokį kitokį augalą, negu kad auga ar žydintis augalai, ar kokie tai šiaip dekoratyvūs augalai, o čia toks ir vaisinis, ir dekoratyvus augalas. Ir prie jo darbo labai mažai, kaip jūs minėjote, ar ne? Ką mes šiemet... Nei skinti, nei valgyti. Geri vaisiai tie yra, kurių skinti nereikia, tai žinoma, kad šitas irgi yra prie šitų paukščių, kai juos nuskinti. O šiaip darbo tai prie jo iš tikrųjų buvo daryta tik tai, kad vasarais, kada pradėjo linkti žemė, kada šlapia buvo, tai mes jį šiek tiek pririšom, bet jis čia yra dar nepastovėjo augimo vietoje, tai dėl to jis... Ir jam tada būtų reikalingas nuolatinis tvirtas kuolas, aukštas, taip? Tai priklauso nuo to, į ką yra skiepytas. Jis kada paskiepytas į žemaūgį poskiepį, jis labai nori griūti ir linkti. Tas amatas, kuris yra be oboliukų, tai tas ir nelinksta, tas, kuris su oboliukais, tai jie visi neatlaiko savo derliaus masės.